Sveiki mūsų mėlieji, duokim garo žiūrovai ir vėl su jumis susitinkam. Būkit pasveikinti, brangieji, vėl taip gražiai susėdę prie savo televizijos ekranų, stebėti Duokim garo laidą. Ir šiandien mes pristatysim dar vieną bendruomenę, dėl kurios mes su Loreta taip pasipošėm, aš net peteliškę užsidėjau, nes bendruomenė garbinga. Tai yra mūsų brangus mokytojai. Na, iš tiesų, mokytojai, jie kiekvienas asmenybė, bet ir kartu susirinkę į bendruomenę, jie iš tiesų yra nepaprasta, sakyčiau, jėga, kūrybinga jėga, kuri gali įvairiausių idėjų sukurti, o jomis taip pat noriai ir dalintis. Taip, mokytojai dažnai būna individualistai, bet kartais jiems reikia sueiti į gražią bendruomenę, pabūti vienas su kitu pasikalbėti, kad tame pasikalbėjime gimtų tos idėjos, kurios ir kuria mūsų ateities Lietuvą. O šiandien mes pakalbėsim apie mokytojus, kurie mėgsta muziką, kurie būtent yra muzikos mokytojai. Ir žinai, Liudai, vasaros pabaigoje socialinėme tinkle Facebook, tą veidaknygėje, aptikau, tokius pasidalinimus. Ir sužinojau, jog Kaišiadorių krašte šią vasarą prieš pat jau mokslo metus vyko tokia kūrybinė stovykla. Susirinko mokytojos ir ten jos kūrė, dainavo, dalinosi ir netgi miuziklą pastatė. Ką tu sakai? Mėlyna sraigė vadinasi miuziklas. Įsivaizduoju, jau mes girdėjom šiek tiek laidos pradžioje šio miuziklo įvadinių tokių akordų. Manau, kad sužinosime ir daugiau. Dėmesio į ekraną, brangieji. Idėja sukviesti muzikos mokytojus į stovyklą prieš 8 metus kilo druskininkietei mokytojai Ronatai Balkaitieniai. Per Facebooką parašiau paprastą žinutę, kad jeigu yra tokių, kurios taip jaunas ir norisi jom dalinti savo dainomis, gražiomis pamokomis, tegu jos atvažiuoja pas mane. Ir mes visos pasikalbėsim, pasidalinsim vieną pamoką, kokią turi pačią gražiausią, nesvarbu kokia forma. Ir tą kokią nors vieną dainą atvežtų lietuvišką dainą ir pamokink mus visas. Ką aš iš to turėsiu, o ašgi turėsiu 10 naujų kokių pamokų, ar ten atvažiuos 8, bus 8 pamokos ir dainų tiek pat. Ir būtinai per 3 dienas mes jas turim pasidalinti šitą patirtim ir išmokyti tas dainas, kad mes išmoktumėm ir būtinai dar kur nors koncertuot aplinkui. Kaimynus apeisim, nuvažiuosim į Druskininkus, kažkur prie fontano padainuosim. Ir ką jūs galvojat? 2 dienos pas mane atsiranda 10 žmonių. Aš turiu 10 lovų, paprasta matematika ir jos užsipildė. Be sąlygų, be maisto, atsivežkit kas, ką turit, pasidarysim ir, žodžiu, ir padirbsim ir pavakaros. Kadangi ta mano sodybėlė prie ežero, tai mes maudėmės dainuodamos sutartinės. Jonvabaliai švietė. Visi žvejai iš po pakrantėse plojo, nes visi girdi, žinot. Žmogus atėjo, pakvietė mus į pirtį. Išmaudė mus toj pirtį. Emocijų, naktį ėjom dainuodamos.
Jau pirmoji stovykla mokytojams taip patiko, kad nuo tol jos kiekvieną vasarą vėl ir vėl susirenka bendrai veiklai, dainoms ir vakaronėms, kaskart pasirinkdamos vis kitą Lietuvos regioną. Tų 10 mokytojų atvažiavo, tai aišku, jos papasakojo, mes ten dalinomės visko ir susidarė tokia grupė ir kitais metais vėl daryti, bet aš jau nenoriu priimti, aš pas ne jau šiaip netelpa, ar ne? Ir sako, ir kitos sako, tai gal pas mane atvažiuojam, tai gal ir taip gavosi, kad gal važiuojam į kitą kokį kraštą, kitas jau stovi eiliai, trepsi, supranti kojytėm, kad dabar, sako, važiuojam pas mane, aš ten kažkokią sodybą turiu. Jėtus, čia pasaka, pačios susiranda ir vat štai, kadangi aš nuvežiau į Druskininkus parodyti, tai sako, pamatysim tą kraštą ir aš tikrai tiek aplankiau, kur gyvenime galbūt jau neaplankius tokių kaimelių ir miestelių. Daugelį žinomų dainininkų išugdžiusi, nuolat kurianti ir eksperimentuojanti Ronata stovykloje ir pati daug ko išmoksta. Aš tik norėčiau, kad daugiau mokėčiau groti daugiau instrumentų, kaip senais laikais žmonės ir tą pasimdavo groti, ir tą, ar ne, ir išmokdavo. Kaip kažkaip faina. Sako, žmogus gali viskuo groti. Reikia tik paimti ir pradėti dirbti. Neatsistebiu, visi dainuoja. Ir gražiai dainuoja, ir daug balsų dainuoja. Žinai, kitur mokai, kol ten pasieki tą rezultatą, o čia iš karto dainuoja. Jėzu, kaip faina. Kaip choras. Nežinau, ką mes dar sugalvosim, žinokit, kad tikrai bus daug idėjų. Iš neužmirštuolių ir žibučių, mėlyno medaus ir žvidutės. Aš manau, Loreta, reikia stiprinti Duokim garo bendruomenę. Pavyzdžiui, kviečiu jūs pas save į Plutiškes. Prašom atsinešti vieną dainą ir Duokim garo, kas čia tinka. Ir vieną vantą atsineškit, va. Klausyk reportažą, kaipgi sekasi kūrybingiams mokytojams. Šitą stovyklą stengiuosi įvardinti kaip pozityvaus bendravimo stovykla. Tai vien tik tas pozityvus bendravimas ir reiškia, kad mes čia nesiskundžiam, mes čia apie darbus, apie mokyklą, apie pamokas, apie blogus mokinius arba mažus atlyginimus net nesišnekam. Mes čia suvažiuojam pamuzikuoti, gerai laiką praleisti, pasikrauti energijos. Kasmet pasirūpinti 40 žmonių apgyvendinimu, maitinimu, veiklomis didžiulis organizacinis krūvis, kuris kaskart atitenka mokytojai Indrai Kubiliūnienei. Tas ratas mūsų nuo 20 augo ir sustojom ties 40, todėl kad nebetalpiname tiesiog žmonių ir tų srautų nebesuorganizuojame. Iš pradžių tai mes pačios savo buvom lektorės, vieną kitą mokėm, dalinomės patirtimi. Čia sakau, toks pozityvus bendravimas, dalinimasis patirtimi. Kol išaugo iš to, kad mes jau viską atidavėm, ką iš savęs turim geriausio ir jau kažkaip tai reikia daugiau, o mes jau tos patirties neturim. Tai pradėjom kviesti žmonės, kurie irgi yra muzikai, kitos srities profesionalai. Tai va, pavyzdžiui, čia mes muzikės, bet teatro niekas nečiupinėja, čiupinėja, bet nesam profesionalai. Rengiant stovyklą paaukotas laikas ir energija atsiperka. Bent 40 Lietuvos mokyklų ir darželių ištisus mokslo metus su vaikais dirba ir kūrybinių idėjų nestokojantis pedagogai. Jau muzikos mokytojai tai yra ant blakstienų atsistoja, jau ko tik mes nesam pridarę. Va ir mūsų stovykloje. Ką mes darom? Mes ieškom idėjų, kaip tuos vaikus užmotyvuoti, kaip sudominti, kad ta muzikos pamoka nebūtų tik atėjimas pasisėdėti, laisva pamoka. Muzikos paklausysiu, kažką padainuosiu. Jau tas muzikos paklausysiu ir padainuosiu jau nebėra tai, kas yra muzikos pamoka. Va, kaip matėt, būgnai ir ukulelės, ir dainavimas, ir jau dudelės visi jau moka. Žodžiu, mėnulio būgnai, varpeliai. Kokius tik įmanoma instrumentus mes stengiamės čia įsisavinti, kažkaip tai kažką su jais įdomaus padaryti ir toj pat, ką mes galim atnešti rugsėjį vaikam jau pateikti pamokoje. Beje, mokytoja Indra ir daugiau kaip 140 dainų autorė. Kai kurias iš jų tikrai esate girdėję kiekvienas. Kad parašyti, tai čia kiekvienas galim parašyti. Bet kai tu išgirsti, kad skamba,
kažkur tai, tarkim, na gerai, koncerto metu, wow, tai yra vien. Kai išgirsti dainų dainelį per televiziją, wow, atrodo, nu jau čia viskas ribų riba. Bet kai dar dainų šventę išgirsti, nu tai jau, kaip sakau, jau galiu mirti tada. Tai va šitos etapus teko laimę praeiti, tai tikrai aš labai džiaugiuosi tuo. Tai, mylėjai, apie tas visas bendrystės, apie pasidalinimą. Šiandien mes ir kalbam, ir ne veltui tos stovyklos įvairiausios būna, kur galima iš tikrųjų, na, kažką naujo atrasti, kažką atsivežti, kaip iš namų. Tu atsiveži liaudies dainą, gali atsivežti ir instrumentą. Pavyzdžiui, Ronata Balkaitinė paėmė ir subūrė ukulelininkų orkestrą ir šiandien jie surepetavę kaip tik Kaišiadorių stovykloje ruošiasi pristatyti mums dainą Žuvų šukelėm. Pažiūrėkim, kaip jiem ten pavyko. Ir vėl vaizdinė medžiaga, ir vėl reportažas, kaip mokytojai kūrybinėje stovykloje Kaišiadoryse leido laiką. O mokytoja Inga Šeduikienė, ilgametė stovyklos meno vadovė. Čia yra labai daug asmenybių ir čia kiekvienas galėtų būti mano vieta. Indros vietai nelabai norėtų būti, nes ten viską reguliuoja, skaičiuoja ir matuoja ir organizuoja. Bet mano vietoj, šito meninio vadovo, sakykime, šitos stovyklos, tai galėtų būti, nežinau, pusė iš mūsų tikrai. Kažkas naujas natas atsiveža, kažkas naujų leidinių, kažkas idėją pameta, netgi mes, pavyzdžiui, darom darbus, dabar čia tos sesijos yra, mes dirbam. Ir po to mes susirenkam jau naktį, vakarėlį. Ir atrodo, jau tik sėdėtume, jau tenais ir pyragus valgom arba tas geriam. Ir staiga kažkam šauna mintis ir mes dar iš naujo kažkokių idėjų, kur visai nieks neplanavo, nežinojo, negalvojo. Ir vėl tik tai spėja kažkas filmuoti, užsirašyti, kad tik nepamirštų iki rytojus, nes rytoj užsidengs tiek informacijos. Šią vasarą Inga su kolegėmis vos per porą dienų pastatė miuziklą. Nereikia net abejoti, viskas pavyko puikiai. Mes tas programas, jas vaikam perteikim žymiai kūrybiškiau, smagiau
ne pagal knygos raidę, sakykime, o praturtinam jas. Plius, aš galvoju, kad šalia programų visada yra užklasinė veikla. Ir mūsų, va šita, tą, ką mes čia darom, praktiškai turbūt 50% skirta užklasiniai veiklai. Tai yra koncertai, pasirodymai, spektakliai, kas nėra pamokos ir kas nėra programos. Ilgametę pedagoginę patirtį turintys mokytojai neslepia, dirbti su šiuolaikiniais vaikais nelengva. Iš tikrųjų, labai užsidarius karta, labai į save atsigręžus karta, iš jų ištraukti emocijas be galo sunku. Jie neskaito, į juos, sakyčiau, sunku prasibrauti. Ir va tas, ką mes darom per meną, per muziką, tai mes vis tiek įjautrinam, kalbėdami apie muziką. Sakykime, aš dėstau pianiną. Tai aš nenori, turiu paliesti tą jausmą, su kuriuo jie turi pagroti. Tu dabar švelniau, tu dabar va taip. Ir tie paaugliai, jie vis tiek užauga su tokiu lygiai taip pat viduriniai mokyklai. Reikėtų sulėsinti nors truputį. Kam tau šitas vargas? Juk toks sunkus, ką manė tavo darbas. Iš širdies noriu nuo savęs numesti. Tik kibiro medaus tu nepaneši. Kaišiadorys. Ir ką dar mūsų kūrybinė grupė yra jums paruošusi parodyti? Dar. Aš jums pasakysiu, kad net mes visų šitų reportažų nesuskaičiuojam ir ne visus esam dar ir matę. Net mums smalsu bus pasižiūrėti. Labiausiai keri tai, kad į stovyklą susirenka pozityvų žmonės. Mes labai įpratę kritikuoti, būti visko nepatenkinti, tai blogai apgyvendina, tai blogai maitina, tai čia nesąmonė lektorius, tai čia kažkas negerai. O čia viskas fantastika, nėra nei vienos zyzinčios. 40 moterų ir niekas nezyzia. Darbas iki stovyklos ir po stovyklos, jau kai pradėjau dalyvauti, palengvėjo man 50%. Aš galiu drąsiai sakyti, nes seniau reikėdavo labai daug ieškoti, ruoštis, knistis, kniaustis, o čia tu gauni 40 mokytojų ir visos dalinasi kažkuo. Tai tu pusmečiai drąsiai, tu žinai, ką tu darysi, kažką tokio, wow, visai kitokio. Velžio Panevėžio rajone gimnazijos mokytoja Ingrida Bučinskienė vaikus muzikos moko jau daugiau kaip 30 mečius. Daugelio profesijų atstovai tikriausiai pasakys, po tiek metų, ką čia dar naujo besugalvosi. Bet tik ne mokytojai, jiems visą gyvenimą reikia augti kartu su vaikais. Tikrai taip, muzikos mokytoja labai dėkinga specialybė. Vaikai myli. Dažniausiai linksma, dainuojam, grojam. Prie rimtų dalykų gali prieiti linksmai. Klasėje nėra suolų vietų. Nori ant palangės, nori ant žemės, nori sėdi, nori stovi, įsitaisai patogiai. Ko vaikam reikia, jiegi sėdit prie tų stalų, rašo, čia vis tiek. Ir rimtus dalykus mokomės linksmai. Improvizacijos pamokose reikia labai daug ir per pamoką keičiasi 4-5 veiklos, ypač su pradinukais. Čia padainavai, kažkur perėjai į kitą vietą pagrojai, perėjai į kitą vietą poilsiui paklausai muzikos, perėjai į kitą vietą ten kažką parašiai, nupiešiai. Judam, ištisai judam. Neišeina sėdėti vienoj vietoj. O mėgstantiems pabambėti apie pedagogo profesijos prestižo krizę siūlome išgirsti, ką apie savo darbą mano pačios mokytojos. Iš vaikų turbūt labai gera matyti, kaip pas tave lekia. Neverkia, nerauda, reikia vėl eiti muziką, bet jie lekia, susirikiuoja, mes turim savo pasisveikinimus ir tikrai toj pamokoj mes dirbam, mes nesėdim, jie dirba. Tai labai gera, kad vaikai nori pas tave ateiti. Mokytojo profesija man kaip vaikui buvo garbinga. Pati dirbu mokytoja 32 metus, dabar bus 33 metai ir aš laikau, kad jinai yra labai garbinga. Ir ne visi turbūt gali dirbti mokytojais. Ir aš didžiuojasi, kad esu mokytoja. Kad ir ką kas šnekėtų.
Kauno Martyno Mažvydo ir Jurgio Dabkevičiaus progimnazijų muzikos mokytoja Rita Beitnaraitė stovykloje dalyvauja jau 4. kartą. Labai daug muzikos mokytojų dirba ir užsisuka kaip voverės rate ir tarsi iš to rato nesugeba išsisukti ir išlipti. Ir va šita idėja, ko yra jinai iš tikrųjų patraukli, kad mes čia turime galimybę susitikę dalintis visais metodais, kuriuos mes naudojame savo pamokose, savo mokyklose. Ir ta kaita, mes pasikeičiam savo metodais, tai įsivaizduokit, mes iš kiekvieno mokytojo gaunam po vieną metodą, ar ne, mes grįžtam su 30 naujų metodų. Tai įsivaizduot, mes realiai metus laiko galime dirbti, kaip non-stopų. Ir aš labai puikiai atsimenu stovyklą, kaip atsivežė Vilniaus mokytojos kibirus ir parodė, kad jie gali skambėti. Tai yra jau 5 metai, kai mano klasėje kibirai yra neatskiriama dalis. Suprantame, ne, gyvenimas keičiasi nuolat, vaikai keičiasi ir labai jie keičiasi, ir labai sparčiai keičiasi. Jeigu prieš 10-metį buvo kažkokios kartos, kas 4-5 metus, tu matai, kad vaikai keičiasi, tai dabar jie kasmet keičiasi. Ir jeigu tu su jais nesuspėsi, viskas, šakės. Jums nepasigirdo. Išradingų mokytojų rankose suskamba netgi kibirai. Mane šiandien tai gelbsti, tikrai mane gelbsti šiandien kibirai ir ukulelė. Tai yra muzikavimas, jeigu vaikui sunkiau orientuotis melodikoje, ar ne, tai jis puikiai gali jausti ritmą, jis save išreiškia, jis turi galimybę saviraiškai. Tai man atrodo, man kaip muzikos mokytojai, man yra svarbiausia, kad vaikas pajustų muzikinį skonį, kad muzika tai yra iš tikrųjų gyvenimo prieskonis, kuriuo tu gali pasinaudoti kiekviename gyvenimo etape. Na, būdamas jaunas ar būdamas senas. O telšiškiai mokytojai Nijolei Činskienei labiausiai patinka dirbti su mažiausiais darželinukais ir pradinukais. Suprantat, atėjo matyti laikas, kad grįžti tą vaikystę kartu su vaikais ir tu esi ne mokytoja, bet jų draugas, jų tiesiog bendramintis. O man šito reikia iš stovyklos, nes tų idėjų kartais pritrūksta. Nijolė ne tik moko, iki šiol jį pati vis dar mokosi ir mokosi. Taip, aš einu į muzikos mokyklą ir mokaus groti fleitą, skersinį. Šiaip instrumentų, jeigu nori muzikos mokytojų, reikia vis tiek daug ką mokėti. Esu akordeonistė, praktiškai baigus, po to esu chorvedyba, po to gitara, ukulėlę čia, stovyklai pramokau. Ir dabar kažkaip... Tiesa, mušamieji nemoku, bet buvau Yamaha stovyklai šiemet. Tai teko ir pramokau su tikrais instrumentais, su mušamais. Tai visko reikia, suprantat, tu neišmoksti ten idealiai, bet tai tau kažkiek tų idėjų, tu aranžuotę, tu gali sugalvoti ten. Pakvimpa obuoliais net šį